Sveiki visi, čia yra mano trečioji pamoka ir šiandien pašnekėsime apie operatorius. Taigi pirmasis būtų tiesiog pliusas. Su juo galime sudėti reikšmes arba skaičius. Po to antras yra minusas. Su juo taipogi galime vykdyti tą patį ką ir su pliusu, tik nuėmant viską. Trečias operatorius tai yra dauginti reikšmes, kintamuosius. Tada yra dalinti ir jau čia bus įdomiau biškį, du pliusai. Tai prie reikšmės pridės po vieną skaičių su kiekviena reikšme. Pavyzdžiui, jeigu mes turime kintamą i su reikšme 5 ir po to parašysime i++, tai tada tiesiog išves kintamąjį, išvis nieko neišves, jeigu va taip parašysime, bet jeigu parašysime echo, tada išves mums ne 5, o 6, bet jeigu mes šitą i++ whilinsim, tai yra vykdysim ciklą jau, tai tada kiekvienas skaičius didės po vieną. Pavyzdžiui, bus 5, 6, 7 ir taip toliau. Tada galime čia pakeisti į minusus. Tada mūsų skaičių 5 atiminės po vieną ir tada mažės vis. Dar yra operatorius lygų. Jis naudojamas if bloke. Pavyzdžiui, if kintamasis lygus 5 išves mums informaciją, pavyzdžiui, echo, tiesa. Bet jeigu jis yra lygus 5, tada išves ne tiesa. Tai va, prie šitų lygybės ženklų galime pridėti dar šauktuką. Šauktukas reiškia, kad šitas kintamasis nėra lygus 5. Ir skaitome šitą kodą. Jeigu kintamasis i, turėdamas reikšmę 5, nėra lygus 5, išves tiesa. Bet jeigu jis yra lygus, išves netiesa. Tai šiuo atveju mums išves netiesa. Tada yra dar mažiau. Tai yra daugiau. Pavyzdžiui, jeigu kintamasis i yra daugiau arba lygų 5, išves tiesa. Jeigu jis yra mažiau, bet jokiu atveju nelygų, tada išves netiesa mums. Tada galime dėti mažiau, tada šiuo atveju mums išves, pavyzdžiui, if jeigu kintamasis, kuris turi reikšmę 5, yra mažiau už 5, išves mažiau arba lygus už 5, išves tiesa. Bet jeigu jis nėra mažesnis arba lygus 5, išves netiesa. Šiuo atveju mes gausime tiesa. Tada kitas mūsų operatorius bus ir. Palaukite, o taip. Jis naudojamas, pavyzdžiui, norint pažymėti du skaičius. If kintamasis i ir kintamasis a, parašom čia kintamai a lygus 5 ir pridedam lygų 5, mums išves tada echo tiesa. Bet jeigu
nei vienas iš šių skaičių nebus lygus, jeigu šie du skaičiai nebus lygus penketui, išves netiesa. Pavyzdžiui, jeigu čia parašysim šešetą, čia jau nebus tiesa ir mums išves netiesa. Bet jeigu čia bus penketas ir čia penketas, abudu penketai, tada visada išves mums tiesa. Kitas operatorius yra du tokie pagaliukai. Nežinau, kaip jie vadinasi, bet jų reikšmė yra arba. Taigi, pavyzdžiui, čia galim parašyti bent kokį skaičių ir tada tikrins kintamasis I yra 5 arba kintamasis A, kuris turi reikšmę 4, 1, 4, 4, kuris iš šių dviejų kintamojo bus lygus penketui, išves tiesa. Šiuo atveju mums išves tiesa, kadangi pas mus I yra lygu penketui, bet A nėra lygu. Vienas iš jų turi būti lygus penketui ir tada mums visada išves tiesa. Bet jeigu du skaičiai ir nei vienas nebus lygus penketui, tada mums visada išves netiesa. Bet galime pridėti čia ženkliuką, tai yra šauktuką, ir tada mums visada išves netiesa, kadangi tai yra tiesa, kadangi va šitie du skaičiai, jie nėra lygus penketui ir mums išves visada tiesą. Tai apie operatorius būtų tiek. Kitoje pamokoje mes pašnekėsime apie ciklus. Laukite kitų pamokų. Dėkui, kad žiūrėjote. Iki.